Didžioji dalis dėja žmonės yra tapę eksperimentiniais tokiais kaip triušiais pavadinkim. Peptidai dabar yra tikrai tokia karšta tema ir tokia kontroversiška tema. Tai labai daug atsiranda tų tokių saviveiklų. Ir būtent šitos saviveiklos mus ir priveda prie tų tam tikrų tiek komplikacijų, tiek kaip tu paminėjai prisidirbimų. Kaip teisingai pasiruošti vasarai? Pirmiausia, tai reikia suprasti, kad pasiruošimas vasarai nevyksta savaitę laiko iki vasaros. Odos pokyčiai, jie nepasidaro per 1 ar 2 dienas. Jeigu jūs ateinate vasarą ir sakot, man dabar reikia staigiai visko daryti, tai faktas, mes dar padarysim daugiau žalos nei naudos. Kas dažniausiai stabdo moteris pasiekti gerą rezultatą? Tai yra procesas. Kuo geriau padarysim tos namų darbus, tuo mes turėsim mažiau žalos. Tai, kas parašyta, tarkim, ChatGPT ar kažkur tai užpirktoje spaudoje, tai nėra tiesa. Oda, jinai turi sužydėti ir tai yra etapas. Sveiki sugrįžę į Iš La La Land su Neringa ir šiandien mes turime tikrai labai aktualią temą, labai nuostabią viešnią, kuri atvyko iš Lietuvos tiesiai iš lėktuvo, čia yra jau mūsų tradicija, iš tikrųjų tiesiai iš lėktuvo. Labas, Rasyte. Labas, Neringa, iš tikrųjų aš net juokiuosi, tik atskrendu į Los Andželą, pirmas dalykas, tai bėgu pas tai podcastą. Aš dabar visiems taip darysiu, visus, kuriuos noriu pagauti, tai pirmas dalykas, nusileidžiat į Los Andželą ir iš karto pas mane į podcastą. Autopilotu. Autopilotu. Pradėsiu nuo to, kad kalbėsime apie pasiruošimą vasarai, nes vasara jau ne už kalnų. Labai greitai ir aš manau, kad kiekvienai moteriai yra labai aktualu žinoti, kaip teisingai vasarai pasiruošti, kaip paruošti savo odą. Kalbėsime apie visus trendus, gal kažkas naujo atsirado, nes mintise turiu vieną ir ne vieną dalyką, iš tikrųjų, ką norėsiu tavęs paklausti, bet kalbėsime apie tai, kas šiandien veikia. Apkalbėsim trendus ir apkalbėsim apie tai, kas iš tikrųjų veikia ir kaip išvengti klaidų, kad paskui nereikėtų visą sezoną jų taisyti. Tai labas, Rasyte, dar kartą. Laba. Tai kas nematėte praėjusio epizodo su Rasa, tai pasikartosiu ir dar trumpai tave pristatysiu, jog tu esi diplomuota injektorė, skaičiuojanti jau 13 darbo metus. Tikrai taip. Ir šiandien tu pasidalinsi savo patirtimis, savo įžvalgomis ir patarimais, žodžiu, kaip neprisidirbti. Gerai skamba, kaip neprisidirbti. Čia yra pagrindinis dalykas, nes visos moteris, kurios, žinai, nueina tuo keliu, jau, kaip sakant, kai jau pasibeldžia pirmas raukšlės. Iš didelio rašto išeinam iš krašto. Taip, nes, žinai, kai jau pradedi daryti, atrodo ir tą, o ko iš tikrųjų reikia, labai retas specialistas, kuris, žinai, nuoširdžiai gali patarti ir sudaryti gerą priežiūros planą, pasakys, kad šito tau nereikia. Sutinki su to? Sutinku ir iš tikrųjų dabar, kadangi tos informacijos yra begalė ir visi, kaip sakau, patampa daktarai, teisininkai ir, žodžiu, viskas, ko tik tai norisi patiem, tai labai daug atsiranda tų tokių saviveiklų. Ir būtent šitos saviveiklos mus ir priveda prie tų tam tikrų tiek komplikacijų, tiek, kaip tu paminėjai, prisidirbimų, dėl to, kad žmonės neįvertina. Ir iš tikrųjų tai, kas parašyta, tarkim, ChatGPT ar kažkur tai užpirktoje spaudoje, tai nėra tiesa. Žinok, su to ChatGPT aš jau nebežinau, ką daryti, nes aš labai džiaugiuosi, kad mes turim dirbtinį intelektą, pati naudojasi šitu ir daugelį gyvenimo sričių, bet mane kartais, žinok, gąsdina, nes aš turiu draugių, kurios ten psichologus turi ChatGPT, kur, pavyzdžiui, mitybos programas dėliojasi su ChatGPT. Nu, tu gali pasitikrinti, pavyzdžiui, kalbant, tarkim, apie mitybą, ar ne, šiaip paprastai mano buvęs planas ten, tarkim, rodo ir pasitikrino, ar jis yra tikslus. Nu, ir nėra tų tikslumų 100%, nes tu visada gali jį užginčyti ir jisai sakys, taip, tu teisi, leisk man duoti tau dar 5 variantus. Žinai, ir kas kartą, kaip aš jį užginčiu ir sakau, ką tu čia man nesąmonės rašai, palauk, aš to pagalvosiu ir tada vėl kokią nors nesąmonę. Iš tikrųjų, aš labai dažnai darau tą eksperimentą, kad tiesiog pasižiūrėti, ant kiek tai yra klaidinanti informacija. Ir kas juokingiausia, iš tikrųjų net ne juokingiausia, tai yra liūdna ir nėra taip labai, kaip aš sakau, smagu, kai ateina pacientai į kliniką. Ir tarkim, slaugytojas stato lašalinės ir pradeda sakyti, čia man ne tuo greičiu laša lašalinę, man ne taip čia turi būti, man jūs dėkite to ar nuo ar 3 ar 5, nes jie pasigūglina ir pasiskaito, ko jiems reikia ir kokiu greičiu jiems turi lašėti. Tai vat, nu, eina link beprotystės visą šitą situaciją. Ta prasme, ateini į ligoninę ir pradedi daktarą mokinti, kaip jis turi gydyti tave. Taip. Čia yra kosmosas. Taip. Tai noriu pradėti nuo pirmo mūsų temos klausimo, tai yra Perfect Skin segmentas, nes mes visos siekiame to
perfect, kurio neegzistuoja, nes jis yra momentinis, ar ne, bet vis tiek noriu tavęs paklausti. Tai jeigu moteris realiai laikytųsi visų rekomendacijų, procedūrų, skincare, SPF, apsaugų ir taip toliau, kaip pasikeistų jos oda per metus? Pasikeistų iš tikrųjų labai stipriai ir labai gerą pusę. Tik tai reikia suprasti vieną dalyką, kad odos pokyčiai, jie nepasidaro per 1 ar 2 dienas. Tai būtent yra procesas. Ir visą laiką, tarkim, bet kokį procedūrų planą sudarius, būna pacientai sako, buvo po pirmos procedūros, gal biškai mačiau, dabar jau nematau rezultato. Tai vat reikia ir išlaukti. Oda, tai reikia suprasti, tai nėra tas dalykas, kaip butulina. Suleidom 10 dienų, wow, efektą turim ir vaikštom. Ne, tai yra procesas. Žinot, kaip aš sakau, kaip ir pavasarį mes pastudinam kažkokią gėlytę, ar ne, savo kieme. Pasiėm sėklytę, laistom, ruošiam ten tą visą, žodžiu, žemę, einam, lepinam, darom, kol jinai po biškai auga, tada išauga, tada tik žiedelius dar po kiek laiko duoda. Tai taip ir oda. Jinai turi sužydėti ir tai yra etapas. Kas dažniausiai stabdo moteris pasiekti gerą rezultatą? Aš manau, kad neužtenka kantrybės, pasiduoda anksčiau laiko, bet kaip ir minėjau, jeigu yra sudaromas procedūrų planas, jos truputėlį vidury to proceso numoja ranką, nematau rezultato. Tai aš manau, kad gal truputėlį tas namų darbų neatlikimas namuose, vėlgi tas pats SPF-as, ar ne, jį reikėtų reguliariai naudoti, tą odą reikėtų reguliariai drėkinti. Plius visos tos profesionalios procedūros. Aš laiką mėgstu viską pavyzdžiai sakyti, tai mes kaip ir dantis, ar ne, valom ryte vakare ir dar kas pusę metų pasidarom higieną. Tai čia lygiai taip pat. Yra toksai, žinot, turi būti tęstinumas visur. Tai tu sakytum, kad čia yra žinių stoka ar disciplina labiau? Manau, kad disciplina, nes dabar tų žinių tai tikrai yra daug, bet kartais neužtenka kantrybės, kartais mes pasiduodam ir trūksta tos disciplinos tikrai. Labai patiko, kad paminėjai saulės apsaugą ir, žinai, aš kadangi turiu šviesią odą ir su tuo pigmentu tikrai kovoju, vat kaip tik dabar prieš dieną kalbėjau su Lilija. Lilija, tau linkėjimai. Lilija yra mano sena bičiulė ir ji turi Ritualė Skin Stories parduotuvę Kaune ir internetinę parduotuvę gali pasižiūrėti, ne kartą esu pasakojus, naudoju jos produktus ir mes vakar diskutavom, žinok, apie SPF ir aš supratau, kiek aš nežinau, kiek visokių mitų, tokių realybės netitinkančių, kad ten SPF-as, jeigu jis yra stiprus, jisai būtinai bus cheminis, kas yra visiškai netiesa, kad SPF-as, žodžiu, nuo jo stiprumo priklauso tiesiog laikas, kiek jisai veikia. Tada kaip iš vis atsiranda tos pigmentinės dėmės, ar ne? Ir aš taip galvoju, jinai man sako, jeigu tu paauglystėj deginaisi ten Turkijai, žinai, kaip būdavo, išvažiuoji į Turkiją, jeigu grįžti neįdegus. Jo, jeigu grįžti neįdegus, tai tu jau nebuvai atostogose. Jo, ir tu degini, svilini ten tą odą, ar ne, ir tu pažeidi tuos barjerus, kurie visada jau dabar sugrįžta, nes oda, aš va šito nežinau, jinai turi tą atmintį, taip, ir man buvo, ką? Ta prasme, ir dabar galvoju, kiek kartų aš ten po tą saulę, žinai, tai jau dabar kaip bitininkas, sakiau, eisiu į pležą, va taip, jau kadangi galvoju, žinok, apie part-time gyvenimą Miami, jau čia apsiskelbiau, žinok, aš nežinau, kaip man ten vaikščio dienos metu, sakiau, gal kaip Jacksonas, dabar tik tai vakarais eisiu po šytais. Žinok, tikrai kažkoks baisus dalykas. Tikrai nieko nėra baisaus, dėl to išėjimo į gatvę, tiesiog šiai dienai mes tikrai turime labai daug pasirinkimo ir tų variantų, kokį jį naudoti, kaip naudoti ir panašiai. Reikia įsivertinti vieną dalyką, kad SPF-as nėra tas, kad kai dauguma sako, oi, man čia apsunkina, man ten uždeda kažkokią tai plėvelę ir taip toliau ir panašiai. Kita klaida su SPF-u daug kas ką daro, ar ne? Tai užsideda anksti ryte tą kremuką su SPF-u, tada kol tam papusryčiauja, pasidažo, pasiruošia, kol išeina į darbą, dar realiai būna ryte tos saulės ir nebūna ir jinai jau kaip oda gauna realų, tą realią saulę, ar ne, realų poveikį, jinai jau nebesaugoma yra. Ir dažnai būna toks pasiteisinimas, bet aš su makiažu, kaip aš šito kremo nedadėsiu, nes SPF mes žinom, kad mes jį turime dadėdinėti, ar ne, mes turime kas ten 3-4 valandas, ar ten 2-3 valandas vis truputėlį jo vis papildyti. Bet yra tų būdų, yra, tarkim, tos sausos birios pudros, aš pati pat, pavyzdžiui, tokią naudoju ant makiažo ir aš tiesiog netgi pleže būdama, aš su ta sausa pudrele praeinu, ten SPF-as būna apie 50, kas yra jau tikrai nebloga apsauga. Pasidalink firmą, kas čia per pudrytę, aš irgi pirksiu. Čia Nuno. Nuno. Girdėjau, kad Nuno gera. Tai va, ir aš su ja tiesiog, va, tai visą laiką, tai jinai tokio neuždeda to nei makiažo, nei nuvalo to makiažo, nei duoda kažkokio lipnumo, jinai kaip tik dar ir nuima tą tokį riebalinį perteklių ir tuo pačiu vėl papildoma apsauga.
Tai tų būdų tikrai yra, tikrai nereikia bijoti, bet vėlgi įsivertinti, vėlgi reikia, kada į tą saulę mum eiti, kada biški pavėsi atsisėsti ir panašiai. Aš dabar, žinok, netgi galiu pasakyti, net su plika oda niekur neinu, ta prasme, man yra tokia fobija prisigaudyti tų saulės spindulių, kad aš būtinai net, kai einu sportuoti, jau lengvą sluoksnį pudros užsidėti, man kažkaip atrodo saugiau. Jeigu aš užsidėsiu SPF dar pudrą, tai man atrodo, kad šiek tiek dar apsaugos. Aš lygiai tą patį darau. Lygiai tą patį dedu, kad ir tarkim labai kažkokios ten ar BB kremuką, bet visur, kad būtų to SPF, aš suprantu, kad ten 20 koks tak tai būna ar panašiai, bet principė tai vis tiek yra šiokia tokia prevencija. Taip, tai 100% neapsaugos, bet tai yra tikrai geriau negu eiti, kaip ir sakai, pliku veidu ir nieko nedaryti. Kitas dalykas, reikia suprasti vieną dalyką, jeigu mes einam į pležą ir atsisėdusios pleže prie plus 30, pradedam tepti SPF-ą, tai tą reikėtų pasidaryti jau viešbučio kambaryje ar tarkim namuose prieš išeinant truputėlį prieš įeinant į saulę. Noriu pereiti apie skin boosterius, kas yra labai iš tikrųjų trendas dabar. Tai jeigu mes dabar kalbėtume labai paprastai, kaip tai paaiškinti, kas yra tie skin boosteriai? Boosteris tai yra odos kokybės gerinimas. Jeigu mes norime lygios odos, jeigu mes norime mažesnės pigmentacijos, norime pridrėkinti ir panašiai. Aš sakau, pagrindinis skirtumas boosterio ir užpildo yra tas, kad užpildas tai jisai formuoja, keičia bruožus, kai kuriais atvejais, ar ne? O boosteris gerina odos kokybę. Tai būtent tiem, kas nenori jokių bruožų pakeitimo, nenori kažkokio tai kardinalaus, kad matytųsi, kad kažkas daryta, bet nori tos glow odos, to tokio spindinčios odos efekto, natūralaus efekto, tai yra boosteriai. Tai čia tikriausiai ir atsakai, kuo jie skiriasi nuo filerių, kad jie tiesiog yra neformuojantis. Tikrai taip. Tai yra odos kokybės gerinimas, jeigu jūs norite sveikos, gražios, jaunatviškos odos. Kokie dabar yra populiariausi ir veiksmingiausi boosteriai tavo praktikoje? Aš manau, kad polinukleotidai ir egzosomos. Ir gal galėtum pasidalinti, kokios būtų tavo signature kombinacijos. Ką tu su kuo maišai, kad išgauni jau tą glow efektą, nes pati tai glowing tikrai. Niekas nepasakys, kad ta oda, nėra švytinti. Aš turiu kai kurias kombinacijas, gal nelabai norėčiau jomis dalintis, taip atvirai, bet iš kur aš apskritai labai mėgstu viską kombinuoti. Ir netgi, tarkim, lazerinės procedūras. Labai dažnai aš po frakcinio lazerio pacientam, praktiškai mes turbūt 90% pacientų ant viršaus sutepame egzosomas. Po lazerinių procedūrų praėjus ten, tarkim, 2-3 savaitėm visą laiką padarom kažkokį irgi boosterį, kad tiesiog papildyti vienas kitą. Tai būtent tie biostimulacijos, tos visos odos, jos tikrai labai efektyvios ir duoda tos būtent kombinuotos procedūros daug stipresnius rezultatus. Kalbant apie egzosomas, nes čia yra labai didelis hypas. Kiek skirtingi produktai vaikšto Lietuvoje, ten tarkim vis tiek klinikos, dermatologai, injektoriai dirba su skirtingomis egzosomomis? Pas mus Lietuvoje nėra jų labai daug. Tai, tarkim, aukšto lygio klinikos daugiau mažiau mes visi dirbam su tais pačiais produktais. Aš negaliu pasakyti, kokiais produktais dirba visas mūsų pogrindis, ar ne? Visi tie salonėliai ir panašiai, tai manau, kad ten tikrai įdomybių būtų galima rasti, bet mes dirbam tik su sertifikuotais. Aš šiaip tokia esu, kuri pasiklausim, pavyzdžiui, ką leidžia, kokia ten, kompanija ir taip toliau. Gal yra kažkoks brandas, į ką būtų galima, pasidomėti ir pasifokusuoti ten prieš ateinant pas specialistą ar dermatologą susileist, ką reikėtų žmogui žinoti, kokios egzosomas, tarkim, kokias egzosomas man leisit? Reikia pasiklausti šitą dalyką ar ne? Lietuvoje yra toks dalykas, kad pas mūsų egzosomam yra truputėlį tokie rėmai. Tai mes naudojam tik tai augalinės egzosomas. Tai va čia tas ir yra, kas pas jūs labai fainai Amerikoje, kad aš jau esu ir minėjusi, kad jūs turite human egzosomas, kurios mano nuomonė yra daug efektyvesnės ir daug didesnius rezultatus gali išgauti. Tai va, tai Lietuvoje mes truputėlį esame apriboti, ne tik Lietuvoje, Europoje esame apriboti šituo klausimu. Tai aš tas laikas sakau, pirmiausia, tai turite eiti į patikimą kliniką ir tada nebūna tų tokių, kaip aš sakau, netikėtų posūkių procedūrose. Faktas, reakcijų alerginių visada gali būti visur. Žmogus toks organizmas, mes visi esam skirtingi ir visą laiką visko gali būti. Bet jūs, kai ateinate į kliniką, kai ateinate pas kvalifikuotus specialistus, jūs gaunate visą reikalingą informaciją, jūs gaunate visą reikalingą priežiūrą ir jeigu kažkokie klausimai kyla, jums yra iš karto atsakomi. Tai kiek maždaug reikėtų pasidaryti
tų skin boosterių su egzosomomis, kad pamatyti tą rezultatą? Yra kažkoks kursas? Rekomenduojamas yra 2-4 procedūros, maždaug plius minus taip kartą į mėnesį, kas 3-4 savaitės, bet aš visą laiką sakau kombinuoti, nesidaryti, tarkim, visų 4 tik egzosomų. Pasidaryti kelias polinukleotidų, kelias egzosomų, galbūt kažkam to pačio gintaro rūgšties reikia. Tai tiesiog visada kombinuojam. Aš pati savo asmeniškai darausi apie 6 procedūras per metus. Liečia boosterius. Boosterius, kombinuotus boosterius. Boosterius, taip. Ir egzosomos, ir šiuo metu mano yra faktas. Polinukleotidai ir egzosomos yra 2 pagrindiniai, ką aš darausi ir dėl ko aš esu maksimaliai patenkinta rezultatu. Aš tau galiu pasakyti iš savo patirties, kad kai tu sakai, kad reikia keletos procedūrų, aš tikriausiai su tavim sutiksiu, nes kai leisdavau, tarkim, profilas, tai čia skaitosi irgi skin boosteris, taip. Irgi boosteris, bet jis yra hialurono pagrindo, ar ne? Tai visgi, kalbant apie efektą, aš galiu pasakyti, kad hialuronas duoda greitesnį vaizdą, efekto prasme. Man visą laiką būna, kai aš susileidžiu gintaro rūgštį arba ten profilą ar kažkokį tai hialurono pagrindo boosterį, toks būna, žinai, po dienos, po 2 kažkoks vis tiek tu jau numatai. Su šitais natūralesniais, man toks jausmas, kad tikriausiai reikėtų 2, 3, 4, kaip ir sakai, kad jau tą tikrai maksimalų rezultatą pamatyti. Nes vienintelį kartą, kai aš dariausi egzosomą su microneedling, tada aš pamačiau ir man atrodo, man tada buvo, jeigu tai buvo milteliai, tai buvo human ar buvo... Ar human, galėjo būti human milteliais. Tai man atrodo, kad ten buvo human, nes tai buvo... Gali būti ir plant egzosomos irgi, bet jeigu tau buvo daryta Amerikoje, tai aš manau, kad 90% buvo human. Tai tai nes buvo toksai, žinai, po to, kaip jau pasveiko to, nuėjo tas, žinai, kaip pasakyti, bruises, net nežinau, po microneedling buvo toksai, žinai, spindesys po vienos procedūros. Aišku, tai buvo labai brangus malonumas, labai brangus malonumas. Nes tai buvo human egzosomas. Aš galiu pasakyti iš savo praktikos, aš esu bandžiusi savo pasidaryti plant egzosomas ir aišku human. Tai man human, kaip aš sakau, nėra man lygių. Ką gali pasiekti su viena human procedūra, tai tarkim su kitom truputėlį reikia laiko. Kitas dalykas tavo tas pastebėjimas, kad po profilo tu matei tą tokį iš karto rezultatą, tai yra dėl to, kad tai yra hialuronas. Hialuronas ką daro, pritraukia vandenis. Tai tu aišku duoda tokį iš karto lengvą patempimą ir mes dėl to turime tą tokį pilnumo turime, kad ne išpūtimo, ne išburkimo, bet tiesiog veido tokio lengvo pakontūravimo efektą. Tai dėl to mes ir matom, taip, kaip pasakyti, greičiau pasimato. Bet visą tą tikrai galima pasiekti ir su egzosomom ar su polinukleotidais. Bet iš esmės egzosomos ir polinukleotidai atsirado, kaip pasakyti, jie nori išstumti hialuroną visiškai, nes jie kaip čia skaitosi natūralesni preparatai. Tie patys boosteriai gali būti su hialurono rūgštim, bet esminis dalykas, link ko mes dabar einam, tai kad viskas vėl grįžta į tą natūralumą. Nieks nebenori to dirbtinumo, nieks nebenori, kad matytųsi veide tos procedūros. Ir tarkim, anksčiau, kai mes visą tą darytum su hialurono rūgštimi, kas ten šiek tiek ir bruožai pasikeisdavo, atsirasdavo, tarkim, jeigu blogai atlikta injekcija, ne tame gylyje arba ne tas parinktas produktas, burkimas, tas veido toks patinimas atsirasdavo, plus migracija pačių hialurono užpildų. Tai su boosteriais mes galim išgauti tą tokį labai labai natūralų, bet lygiai taip pat ir liftingo efektą, ir tos gražios odos, ir patemptos ir panašiai. Vėlgi, kombinuojant su to pačiu butulinu, aš, pavyzdžiui, savo asmeniškai kontūruojuosi veidą tik butulinu. Ir, aišku, visą kitą jau ant viršaus boosteriai. Kontūruojasi, ta prasme, kalbam apie bruožus? Taip. Ok. Klausimas tau, ar galima persistengti su boosteriais? Vienareikšmiškai. Reikia suprasti tą dalyką, kad biostimuliacija, jeigu jos mes padarysime per daug, mes gausim truputėlį atvirkštinį efektą. Nes reikia įsivertinti ir suprasti, kad kas yra biostimuliacija, ar ne? Tai yra procesas, kai mes truputėlį užturbinam kolageno elastinio visą sintezę. Oda, jinai turi turėti laiko tą procesą, kaip aš sakau, suvirškinti. Ir viską, ką mes pagreitinsim, tai gali būti ir fibroziniai kažkokie tai dalykai. Ir ta prasme mes galime per daug užbūsinti ir pasausėti oda gali, pajautrėti oda gali. Mes galim sulaukti tokio biškai
priešingo rezultato, nei mes tikimės. Todėl yra labai labai svarbu protokolas. Labai yra svarbu nedaryti tų saviveiklų, kai dabar prisiperka tų mezopenų ten namuose, jos ten prieš veidrodį atsistojusios, daro. Ir paskui sako, oi, man čia labai reaguoja, labai paraudo, oi, pigmentacija atsirado. Taip, nes negalime per daug užstimuliuoti. Viskam yra procesas. Odos mes nepagreitinsim. Ląstelė atsinaujina per 4 savaitės. Reiškia, negreitinam to. Taip, mes turim padėti, pabūstinti tą procesą, bet persistengti nereikia. Tai vienu žodžiu, visgi tu vis tiek balsuoji ne už profilą, bet už egzosomas ir polinukleotidus. Aš tikrai taip. Kadangi aš tikrai mėgstu profilą ir dėl to labai daug tavęs apie tai klausiu ir esu nekartą viešai kalbėjus apie tai ir Instagram'e savo, kad profilas man labiausiai patinka iš visų tų biostimulantų hialurono pagrindų vien todėl, kad jisai išsiskaido. Jis kaip ir sako, kad jisai išsiskaido, jis nelieka. Bet ar tai yra tiesa? Su profilu yra toks dalykas, jisai šiek tiek duoda patinimą, nes vėlgi tai yra hialuronas, kuris duoda paburkimą. Ir aš esu turėjus praktikoje ne vieną atvejį, kaip tikrai sukeldavo tokius patinimus ir ne vieną dieną, keletą dienų ir net savaičių užtrukdavo, užsitęsdavo tas toksai patinusio veido efektas. Kitas dalykas, aš asmeniškai savo praktikoje profilo veide labai mėgstu iki 35 metų. 35 plus aš jau perinu prie kitų produktų dėl to, kad man profilo neišgauna tiek rezultato, kiek išgauna, tarkim, polinukleotidai. Polinukleotidai labai puikiai irgi patempia veidą, egzosomos pagerina visą odos kokybę, mažina pigmentaciją, odos vientisumas, stangrumas ir panašiai. Tai, bet kaklam, pavyzdžiui, man profilo labai patinka. Ypatingai, kaip prasideda visas glebimas, tas jau 35 plus, kaklam labai gerai. Nes visos bijo to puffy face ir dabar kaip tik mačiau buvo Kylie Jenner nuotrauka įkelta, gal ir čia pasidalinsiu, jos prieš ten 3-4 metus, kai jinai atėjo ant raudono kilimo, ten man atrodo buvo Oscarų apdovanojimą ar Grammy, nebepamenu iš tikrųjų, kur ten buvo, bet jinai buvo su tokiu labai minimaliu makiažu, aišku, ten buvo labai prasta šviesa, bet tikrai tas veidas toks buvo puffy. Užburkęs. Aha, užburkęs ir šių metų nuotrauka įkelta, kur jinai tokia, žinai, kaip mergaitė vėl. Galima iš to puffy pereiti į vėl tą normalų vaizdą. Nėra taip, kad su tais, žinai, hialurono biorevitalizantais tu gali prisidirbti visam gyvenimui. Ne, visam gyvenimui ne, nes mes kažkoks gyvas organizmas, ar ne? Pas mus laikas regeneraciniai procesai, vis laikas kažkoks atsinaujinimas vyksta. Bet vis tiek reikia būti atsargiem, kai aš sakau, nedarykit saviveiklos, negooglinkit internete ir ne ChatGPT. Kažkaip gal ateikite pas kvalifikuotus specialistus, pasikonsultuokit, kai aš sakau, ateiti nereikia iškart darytis. Tiesiog visą tą informaciją jūs galite ateiti pas profesionalą ir gauti. Tai naudokite tą galimybę, naudokite tą progą ir visas žinias pasimkite iš ten, kur iš tikrųjų ta informacija yra sukaupta iš praktikos, iš kongresų, iš visų mokymų, seminarų, iš profesorių, su kuriais bendravom ir panašiai. Aš prisimenu, čia pasipausnau, kad nusipirkau tą microneedling pen, nes, žinai, galvoju, čia labai brangus malonumas, šiaip labai norėčiau darytis kiekvienais metais kursą, bet pas mus viena microneedling procedūra kainuoja nuo $400, bet ten egzosomų ir taip toliau, čia ta standartinė ten su tais pagrindiniais basicais serumais, ar ne? Jeigu su egzosomom, tai man atrodo apie 800, jo 8-900 tik veidų, kaklas dar plus, tai žodžiu gaunasi, kad ten 1600 vos ne, ten viena ta procedūra. Tai galvoju, jeigu man reikia bent 4, tai čia bus labai didelė investicija, čia žiūrėk, per 5 metus galiu faceliftui sutaupyti. Pasipaustinau aš tą micropen ir man Lilija iš karto rašo, nedrįsk. Bart gavai? Bart gavau, sako, tu negali, sako, daryti šitos procedūros, nes sako, tu susigadinsi. O atrodo, kas čia, žinai? Pigmentacija iš karto, jautrumas, raudonis, visą komplektą gali gauti. Tiesiog taip nekaltai namie pasidaręs. Taip? Infekcija. Taip. Gali būti, todėl kad tai yra jau kraujas. Tada pažeisiu barjerą, gali padidėti pigmentacija. Kai jinai man pradėjo vardinti, sakau, ar rimtai? Čia sakau, visą paketą gali gauti. Ar ateina pas tave prisidariusių namuose tokių? Nėra jų daug, bet pasitaiko. Pasitaiko, tikrai. Ateina kaip pavyzdžiui pacientai, ar ne, ir kažkas jau padaryti, ar ne, ar tai ta pati pigmentacija gali būti. Visi nori čia ir dabar to greito rezultato. Tai aš laiką sakau, supraskit vieną dalyką. Jūs iki tol, kol atėjote pas mane,
irgi buvo procesai, etapai ir nepasidarė tai viskas per vieną dieną ar per savaitę. Tai lygiai taip pat ir sutvarkyti tą, reikia truputėlį kantrybės, išlaukti, nes, kaip ir minėjau prieš tai, oda, jinai turi pati atsinaujinti, regeneruotis, tik mes jai padedam tą daryti. Kaip teisingai kombinuoti boosterius ir lazerius? Pradžioje visą laiką darau lazerinės procedūras. Ir paskui po visų lazerinių procedūrų jau mes dar tada pastiprinti tam rezultatui, galim po kokių 3 savaičių pasidaryti kažkokį tai boosterį. Pakalbėkime apie lazerius. Kas tau patinka šiuo metu rinkoje? Aš tai gal sakyčiau, vis tiek esu to frakcinio lazerio, bet aš nesu agresyvių lazerių fanas. Man lazeriai turi būti, kaip aš sakau, tokie ganėtinai, jeigu galima pavadinti, švelnus ir neagresyvus, nes aš kažkaip nelabai tikiu tuo agresyviu lazerių procedūrom. Dėl ko? Vienas dalykas, taip, jeigu mes sprendžiam kažkokią tai randelį, labai storą porėtą odą, tai taip, tada mes galim kažkiek agresyviau eiti, bet jeigu mes kalbam apie tą odos atnaujinimą, tą vadinamą glow efektą, nereikia to agresyvumo. Plius, vėlgi, jeigu prasideda saulėtas sezonas, pavasaris, vasara, tai iš vis reikėtų truputėlį tas lazerinės procedūras labai įsivertinti, ar jas darytis, ar geriau nukelti tam šaltajam sezonui. Bet esminis dalykas, netgi su neagresyviom procedūrom, pakombinuojant su boosteriais, mes galim labai gerų rezultatų išgauti, nesuploninant odos, nepadarant jai žalos. Tai iš tų tokių švelnių lazerių ir tų lazerinių procedūrų, ką mes mylim? Aš kiek žinau, yra Clear Brilliance. Clear Brilliantas irgi skaitosi mikrofrakcinis, dabar Bibėlas, aišku, labai ant bangos yra. Nebandžiau, kaip laukiu, kada grįšiu į Lietuvą, tai išbandysiu visus lazerius. Aš išbandžiau, man tikrai labai patiko ir sakau, bet aš esu ta tokia, aš net ir savo pacientam, mes kai darom procedūras, tai aš daugiau tas tokias, kai aš sakau, ir tai būna, kai kurios odos atrodo taip gan švelniai darai, tokiais minimaliais parametrais, bet būna ir tai sureaguoja stipriau. Tai aš labiau už tą tokį švelnų odos stimuliavimą. Pavyzdžiui, mano mama turi tokią jau porėtą ir storesnę odą, pas ją yra mišri veido oda ir šiaip visi labai visada giria mano, kaip mama atrodo ir prisižiūrinti moteris visą kitą, tai jos atveju tai jai žiauriai, patiko frakcinis ir jinai rodė man tą visą, gyjimo procesą, tai jisai tikrai atrodė, taip baisiai, jinai luposi ten ir tikrai buvo toksai jau... Už tai, kad storesnė oda porėta, kaip ir sakau, dėl to daryta buvo agresyviau. Faktas, darant agresyviau visą laiką mes tą stipresnį po procedūrinį pamatom rezultatą. Bet galiu pasakyti, iš savo pacientų, iš savo praktikos grinai, tos tokios moteris 45+, kurios pasidaro frakcinį lazerį, jos visos sako, tokia oda smagi, sako, man net vaikai ateina ir sako, mama, ką tu pasidaryta, tavo oda švyti. Tai atrodo viena paprasta procedūra ir kur nėra labai ten to didelio lupimosi, bet jinai vis tiek duoda labai gerus rezultatus. Aš tai tikrai noriu jūsų paprašyti, visų moteris, nedeginkit veido, nes čia, yra toks užburtas ratas. Mes tiek visko daug darom, investuojam į tą odą ir paskui, kai matai tos moteris, po tą saulę ten nudega arba ten, kartais būna net netyčia, išbėgi į parduotuvę, į sportą, čia greitai ir pažiūrėk, negrįžti namo valandą, 2, man tai būna kartais Los Andžele, ir žiūri, bam, jau vakare visa šlakuota. Ir ką noriu pasakyti, veidas nesibaigia ties jawline. Veidas mūsų yra ir kaklas, ir mūsų visa dekoltė zona. Tai aš, pavyzdžiui, labai baru savo pacientus ir kurie, tarkim, važiuoja, planuoja atostogų ir panašiai, sako, veidas, VSPF, ką parekomenduotumėt ir panašiai, sakau, ne veidas, dekoltė, nes dažniausiai jos grįžta nusvilusią visą dekoltė zoną, automatiškai pigmentacija, raukšlelės ir kas yra, į ką reikėtų kreipti dėmesį, kad mūsų kaklo dekoltė oda, jinai yra plonesnė nei veido. Ir jinai greičiau nudega, jinai greičiau sensta, jinai greičiau pigmentuojasi ir glemba. Tai būtent, kai aš sakau, veidą saugokit, bet dekolte iš vis užsidėkit 100 apsaugą, 100 SPF, bet nedeginkit. Nes paskui, po tų tokių stipresnių padegimų, po keletos metų labai matos ir labai didelės pasekmės būna. Man labai patiko, kad tu čia taip labai gerai perėjai mano sekantį segmentą, užbėgai įvykiam už akių. Tai noriu pakalbėti iš tikrųjų apie kaklą ir dekoltę, nes kaip ir tu labai gerai pasakei, kad ta zona yra pamiršta. Aš apie ją supratau, kad čia yra tęsinys, prieš kokius 4 metus, kai jau situacija pradėjo labai stipriai blogėti. Galiu pasakyti, visos merginos moteris, kurios turi didesnę krūtinę, taip. Jos tiesiog numiega raukšles.
mūsų ta tokia būna kažkokia keistesnė miegojimo poza, kai tu tiesiog surauki šitą vietą ir ant jos labai gražiai miegi ir atsikeli ryte, ir jau čia visas grožis dekoltė zonoje. Tai būtent tikrai reikėtų labai atkreipti dėmesį į dekoltę, į kaklą, nes aš pat ir praktikoje matau, ateina pacientai, ką darom? Va, šita va tik tai vieta, o sakau, kaklas, ką darom kaklo dekolte. Tai jau dabar po truputėlį atsiranda ta tokia praktika, kad, veidas nesibaigia, kaip aš sakau, ties makru. Yra ir kaklas, ir vėlgi labai populiarėja dabar viso kaklo, tiek gaivinimo, tos odos atgaivinimo procedūros, pastangrinimo, tiek daug kas labai turi iš čia tokias dažniausiai vieną arba dvi karolius, tokias raukšlės gilės. Tai jos irgi labai yra paprastai ir lengvai sutvarkomos, būtent pakombinuojant boosterius su hialurono rūgšties užpildu, nes vėlgi, kaip ir sakau, jeigu jau yra raukšlelė gili, tai jau tą vietą mes nelabai kažką ten stebuklų ir padarysim su boosteriu, reikėtų ją užpildyti su hialuronu ir aišku palaikyti tą visą jau tada stangrumą su boosteriais. Tai jeigu aš tavęs paklausčiau, koks yra realus kaklo atstatymo planas, kaip jisai turėtų atrodyti? Labai priklausomai, kas su to kaklu yra įvykę. Jeigu, tarkim, tik tai toks glebimas prasidėjęs, pavyzdžiui, kai buvo mano, prisimeni situaciją, dabar stipriai pagerėjo, tarp kitko įsiterpsiu ir pasakysiu, kad mano kaklui sutvarkyt, aptvarkyt, palėtint dabar tos visus procesus, man reikėjo kokių 3 metų, 2-3 metų. Taip, bet mes tada sudarėm planą ir tu to plano labai sistemingai jai laikėsi, darėsi tas, kas tau buvo parekomenduota, tos procedūros ir taip. Ir su kaklu ir su dekolte visada reikės tą daryti. Tai kaip atrodytų tas realus atstatymo planas? Žodžiu, kaip maždaug turėtų atrodyti? Tie patys boosteriai, kurie darosi veidui, lygiai taip pat tobulai tinka kaklo ir dekolte. Dėl to mes labai dažnai ir darom tą tokį rekomendaciją, ar ne, kad veidas, kaklas, dekolte. Lazerinės procedūros, veidas, kaklas, dekolte. Tai aš jau savo, pavyzdžiui, Instagram'e iš vieną apie tai, kad veidas, kaklas, dekolte, veidas, kaklas, dekolte, veidas, kaklas, dekolte. Tėve mūsų žodžiu. Kad nebūtų tik tai veidas. Tai va, kaip ir sakau, boosteriai, jeigu norisi pristabdyti glebimą ir vėlgi, jeigu jau yra tos jau primimikuotos gilesnės raukšlelės, tai tada tikrai reikėtų pakombinuoti su hialurono rūgšties užpildu. Bet kas yra gerai su hialuronu, kad jūs pasidarėte ten metus, pusantrų, kartais net iki 2 metų užtenka to rezultato ir jis laikosi. Boosteriai, jau kaip ir sakiau, 3-4 kartai į metus tokį kursą pasidaryti reikėtų. Kodėl iš vis tas kaklas taip greitai sensta? Ir aš manau, kad jisai anksčiau sensta negu veidas. Plonesnė oda yra. Plonesnė oda, mūsų čia ir to riebaliuko ir tiesiog pati struktūra šiek tiek yra kitokia. Kitas dalykas, dar jeigu kalbant apie dekoltę ir kaklą, rankos. Mūsų rankos. Žinok, lygiai taip pat tai yra rankom, tai nežinau, ką daryti. Iki šito, jeigu dar ir čia reikės investuoti, aš dar, žinok, pastebėjau, kad ir čia jau man sausėja. Tai tada pradėkime to, kad ties keliais ir ties alkūnėm. Taip. Iš tikrųjų labai populiarėja alkūnės ir kelių zonos irgi. Tas toksai būstinimas ir gerinimas to tokio ypatingai, jeigu yra. Dabargi visi mes labai sportuojam, labai prisižiūrim visą mitybą ir taip toliau. Ir kuo mažiau mes to riebalo turim, vis tiek tas toks glebimas tose vietose jis atsiranda. Aš kadangi irgi su tavo buvusi pacientė, dabar jau gaila, bet tikrai, kai grįšiu į Lietuvą, grįšim pas tave ir pasidarysim viską, ką reikia pasidaryti. Tai iš to, ką aš bandžiau ir ką mes esam dariusios, tai man, žinok, viena labiausiai iš pasiteisinusių tavo procedūrų, tai buvo mezobotoks dekolte. Tai labai noriu visom parekomenduoti, ypač tos, kurios turite didesnę krūtinę. Tai man geriausiai būdavo tas, jeigu norisi to momentinio ir gal, sakyčiau, ekonomiškesnio varianto, taip. Tai tikrai mezobotoks yra numeris 1. Ir žinok, aš čia nematau, kad kas labai darytų. Čia aš turiu jiem paaiškinti, padėkoti, kas tas yra. Nes tai yra vėlgi mano praktika, iš ko aš mokinausi ne Lietuvoje atėjęs šitą kombinaciją. Tai aš ką noriu pasakyti apie mezobotuliną, tu labai teisingai pasakai, galbūt toks šiek tiek ekonominis variantas yra, ne? Kai nereikia viso kurso darytis, bet tarkim, moteris, kurios eina į kažkokią šventę, dažnai būna ateina, kur tos vadinamos mamos, kur dukros išteka, ar ten sūnus veda, ar ne? Ir sako, mano bus čia dekoltė didelė, bet jau toks paglebus, čia ta oda, ta dekoltė zona tokia negraži, tai mezobotulinas jis ir duoda porą mėnesių tą tokį rezultatą, bet jis labai labai gražiai pratempia, pralygina ir tikrai tą visą zoną atjaunina.
Tikrai taip, nes... Tik tai, kad tai nėra ilgamžiškumo toj vienoj procedūrai, bet kai reikia čia ir dabar to tokio efekto, mezobotulinas tobulai. Tikrai, ir jisai pralygina ir tada tu matai, kad net, žinai, jeigu ir nori ant to šono prigult, tu matai, kad čia ne. Jo. O ką tu galvoji čia dabar off topic apie teipus? Nu, turint omeny, kad mes neišgausim, kad, žinai, atjaunėsi tu, bet, pavyzdžiui, aš mačiau tokia viena mergina, kuri irgi turi savo podcastą ir jinai labai fokusuojasi į grožį ir wellness, jinai kalbėjo apie tos teipus ir teipus, vat, pavyzdžiui, čia, kad nubiški pagerina, jinai nueina su tais 3 teipais miegot ir truputį pristabdo tą. Viskas gerina ir viskas veikia, ką mes darome. Tai faktas, jeigu mes susiteipuosim kaip mumijos, atsigulsim, aš tik bandau įsivaizduoti, kaip mano vyras reaguoja, kai aš grįžtu atsigulu vakare visa suteipuota ir maždaug čia pagalvė įkišta, čia patempta, čia užrišta kažkas po galvą ir žodžiu sėdžiu ir visa va šitaip pat ir iš serijos nejudinkit manęs leiskit. Galima, taip. Galima, jeigu yra tokia galimybė. Bet ar aš tai daryčiau, ar man taip norisi, ne. Aš kažkaip, kai sakau, aš jau geriau tą mezobotuliną pasidarysiu truputėlį kitą, bet aš gyvensiu tą laisvą gyvenimą savo. Bet vėlgi, kiekvienam savo. Bet aš kas laikas, viskas veikia, kai yra daroma. Kalbant apie trendus, truputėlį noriu paliesti keletą dalykų. Kokia tavo nuomonė apie Red Therapy Light visas maskės, nes čia manęs ištisai klausinėja, aš gerai painvestavau į šitą dalyką, nes dariausi savo, žinai, rinkos analizę, žiūrėjau ten, nes nieko apie tai nesupratau, ačiū ChatGPT, ten pasėdėjau, padiginau, pasiskaičiau, iš tikrųjų pasilyginau tas kaukės, nes jos kaip ir atrodo visos panašios, bet jos nėra panašios. Tai pat man įdomu, kokia tavo nuomonė apie šitą dalyką yra. Jeigu tai yra tos tikros profesionalios, ne po ten 20, 30 ar po 150 eurų, tai tikrai taip. Ir tikrai jos veikia, ir tikrai yra efektyvu, aš pati esu išbandžiusi. Kaip ir tu, beje, dariausi analizę, kurią geriau, tik labai su ta analizė tokia įdomus dalykas. Ten tokiam ChatGPT tai net neverta klausti, nes tiesiog meta tas, kas yra užpirktos reklamos ir tiesiog, ir kurią be atsiverstum, visi yra patys geriausi. Tai reikia truputėlį taip, reikia giliau palysti, pasižiūrėti ir tai turėtų būti siek kažkokio tai profesionalaus brando produktas. Aš gal nelabai tikiu ten tom visom Kardashian kaukytėm ir panašiai. Tai jeigu tai yra tikrai geras, kokybiškas produktas, faktas tai veikia. Aš pasakysiu atvirai, aš su ChatGPT dirbau, kai dariausi savo analizę, bet prieš pradėdama persižiūrėjau pagrindinius brandus tiesiog per Google paiešką, per Amazon, ką man metė, žinai, TikToką sėdėjau ir visą kitą, ir ten buvo pagrindiniai keli, žinai, brandai, ir ten buvo tos labai skirtingos kainos, arba 150, arba 500 plus, arba 500, jo, ir buvo labai sunku išsirinkti, nes nėra kaip ir to tokio viduriuko, ar ne? Tai aš visgi pasirinkau Current Body šitą kaukę, jeigu teisingai sakau, pasižiūrėsiu, kelsiu jums nuotrauką savo kaukės, nes dabar taip neprisimenu tiksliai pavadinimo, bet aš ją pirkau Amazon ir aš nusprendžiau ją įsigyti dėl to, kad ta pigesnė, tai kaip jinai buvo labiau tokia, gal paviršinis tas toksai, žinai. Mano buvo tikslas, kad būtų iš tikrųjų tas anti-agingas, tai aš nusprendžiau suinvestuoti ir būtent tą kaukę, ten šiek tiek parametrai skiriasi, jinai yra stipresnė, jinai eina į tos gilesnius epidermės sluoksnius, tai žinok, aš tau pasakysiu, tikrai yra vaizdas, jisai skiriasi, aš tau pasakysiu, po kaukės. Taip. Aš nusiimu ir jinai tokia pašviesėjus, visa tokia, net nemoku tą pasakyti. Ta savaitę, kai aš nuoširdžiai padarau 4 kartus kaukę, užsidedu 4 kartus, tikrai yra vaizdas. Dar jeigu papildoma kažkokia tais lakštinė kaukė, ar ten dar, pasidarau tų, žinai, skinkerų namuose, tai ką tu, tikrai aš irgi matosi. Išsibandinėjau vieną, mes vienoje tokiai konferencijoje buvom, estetinės medicinos, ir tiesiog kolegė man sako, tu pasibandyk. Tai irgi tiesiog davė kaukės, kurią užsidedi, prieš tai lakštinę ir ant viršaus dar tą LED terapiją. Wow.
Geras. Aš tai, žinai, gal ant veido tiek labai nepastebėčiau, nes veidas yra pas mane labai prižiūrėtas ir visa kita, čia tik tai, žinai, jeigu išeinu biškį saulė, išmeta tą pigmentą, susinervinu, panika. Jeigu taip atsitinka, aš turiu tokį iš karto sprendimo būdą. Ir vat kaip tik su Lilija dar priminsiu, šita laida tiek daug kreditų jai, bet iš tikrųjų tokie mūsų pokalbiai apie odą būna kartais vertingi. Ir jinai mane nuramino, sako, tas pigmentas, tai čia yra užburtas ratas. Sako, tu jį prigesini, ateina vėl tas saulėtas sezonas, vėl jis išlenda. Pavyzdžiui, mes šį sezoną žiemos iš vis neturėjom. Ta prasme, Los Andžele buvo... Jūs tokie laimingi. Ta prasme, žinok, aš nežinau, mes laimingi, bet biški kaip ir užknisa, aš galvoju, va čia kažkurią dieną šneku su draugė, sakau, aš pradėjau net rūbus pirkti tokius pigius, ten Revolve, žinai, visokius tokius ten, nes aš nežinau, galvoju, norėčiau kokį, žinai, švarką gerą nusipirkti, arba ten, žinai, kožos, tokios gražios San Lorano šio sezono, bet nekyla ranka mokėti tos 5 000, kai čia 30 karščio kiekvieną dieną, ta prasme, tokią žiemą mes turim čia, žinai, wow. Pas mus 30 šalčio buvo šią žiemą. Beje, dar noriu vėlgi grįžti, kas liečia saulę šiltą šaltą, tai SPF reikėtų naudoti visus metus. Nes ultravioletas mus veikia pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Ir reikia tą labai labai gerai suprasti. Nes vis tiek tie ultravioletas yra ultravioleto A spinduliai, B spinduliai ir kai perkat apsaugą, tai reikėtų, kad nuo abiejų veiktų. Nes vis tiek vienas mus veikia labiau į tą mūsų senėjimo procesų skatina, kaip šitam žėjimą mūsų, ar ne? Taip. O kitas daugiau nudegimų sukelia. Tai reikėtų vis tiek ir nuo vieno ir nuo kito, plus sakau, ultravioletas jisai visus metus veikia, tai tikrai ar žiema, ar vasara reikia naudoti. Tu labai teisingai pasakei ir dar grįžtant prie LED kaukės, ką norėjau pasakyti, kad aš kai pirkau kaukę, specialiai pirkau ir veidui, ir kaklui, todėl kad... Labai gerai. Jo, ir aišku, pirmiausia, tai kad reikia viską čia, žodžiu, vienodai prižiūrėti ir skirti dėmesio, bet aš galvoju, jeigu šitos kaukės veikia, tai aš pamatysiu labiausiai ant kaklo. Tai žinok, taip ir yra, nes mano kaklas yra tikrai labai stipriai. Žinai, kaip... Kartais tą rezultatą tu nematai, pavyzdžiui, nei glowing tokio labai stipraus, nei ten pagerėjimo, kai tu pagražėjai, žinai, kartais tai mato aplinka. Bet jau kai tu pati matai, kad... Labai gerai. Tu žiūri į tą kaklą ir taip kažkaip, blemba, bet tikrai geriau, žinai, ir taip galvoju, wow, vadinasi, visos tos pastangos tikrai veikia. Ir aišku, čia kiekvienas dalykas po vieną nevaikšto, nes tai yra boosterių kursas, tai yra kosmetologija. Būtent. Bet sprendžiant iki to, kad, pavyzdžiui, kad ten, tarkim, iki kaukės, irgi aš ten dariau tam tikrus dalykus. Kas pasikeitė dabar mano rutinoje, tai 2 dalykai. Tai nuo Black Friday atsirado kaukė LED ir prieš 2 mėnesius sustojau į retinolio klubą oficialiai. Tai, žinok... Aš irgi. Day and night. Apie retinolį reikėtų atskirą tikriausiai padaryti laidą, tikrai. Bet aš galvoju, durna šitiek laiko aš tempiau, kodėl aš nenaudojau to retinolio. Aš dabar wow. Bet dabar wow, tikrai galiu pasakyti, žodžiu, efektas yra ir kaukės efektas, ir tarp kaukės ir retinolio, tai skaityk, kaukę aš įsigijau lapkritį, retinolį aš pradėjau vasarį, tai jau pradėjau matyti tą pagerėjimą, tai žinai, aš matau step by step, kaip kiekvienas ekstra dalykas keičia. Tai labai patiko man šitas, galvoju, tai ne viskas yra tik tai TikTokas ir reklama. Bet tai čia ir yra tas pilnas paketas, kaip aš sakau, viskas. Aš lygiai taip pat čia kažkada įkėliau Instagram'e tokią kaukę, pasidalinau tiesiog savo sekėjais, kad wow, stebuklinga, nes tikrai labai labai efektyvi, būtent beje, kas labai faina buvo, veidui ir kaklui. Ir man viena pacientė, ar tiesiog sekėja, gal net nėra mano pacientė, žodžiu, man rašo, bet žinokit, aš ChatGPT pasigūglinau, kad tai nėra stebuklas ir tai nėra ilgalaikis poveikis. Taip, tai yra tik tai kaukė, tai nėra plastinė operacija. Tai ta prasme, ir norim už 15 eurų 10 metų atjaunėt, prašom. Bet esminis dalykas, kad sakau, žmonės, jie antiek dabar jau priprato viską prasigūglinti, prasižiūrėti ir jau nebėra to tokio, kad sakau, jie nebejungia savo smegenų.
Jos atjungia, tai sakau, būtų ta galva nuimama, tai turbūt pusė išeitų ryte, nu tiesiog be tų galvų ir išeitų palikę prie lovos. Nu, su ChatGPT navigacija, kur eiti. Iš serijos. Tai taip, tai įsivertinkit, kad kaukė tai yra pagalbinė priemonė. Kai mums reikia čia ir dabar, va, tarkim, turim kažko tai svarbu, kažką tai vakare, ar tai makiažą kažkokį pasidaryti, kažkokią šventę, nu tai ir tu dėdėsi tą stiprią kaukę, kad tu dar labiau tą glow efektą turėtum, kad dar gražiau tas makiažas atrodytų ir panašiai. O visi kiti dalykai, kaip tarkim injekcinės lazerinės procedūros, tai yra jau toks stipresnis ir ilgamžiškumą turintis, ilgą poveikį turintis šios procedūros ir tą efektą turinti. Aš norėčiau dar padaryti tokį interpą, kad jeigu jums patinka gilus pokalbiai ir įdomios temos, nepamirškite subscribinti iš LalaLand su Neringa kanalo, nes tai yra labai labai svarbu šito kanalo ateičiai ir augimui, tai tikrai noriu priminti, nepamiršti, pasubscribinti. O dabar noriu pereiti prie tikrai labai aktualios temos, kadangi mes jau pradžioje laidos minėjome, kad kalbėsime apie pasiruošimą vasarai, tai noriu pereiti prie praktinio klausimo. Kaip teisingai pasiruošti vasarai? Pirmiausia, tai reikia suprasti, kad pasiruošimas vasarai nevyksta savaitę laiko iki vasaros. Nes dauguma būna... Number one. Dauguma būna. Žinokit, skrendu atostogų, nu tai ką čia pasidaryti tokio? Tai tikrai reikėtų tą daryti odos paruošimą 2-3 mėnesiai prieš. Nu tai ten, tarkim, balandžio mėnesis, birželį. Tai ar tai kažkokią tai ir tą pačią lazerinę procedūrą pasidaryti, ar tai, tarkim, tos pačius boosterius su hialuronu padrėkinti ir panašiai, jau ją reikėtų paruošinėti, kad kažkiek jinai vis tiek bus pažeista saulės. Mes norim, nenorim, mes vis tiek turėsim šitą poveikį. Tai vat būtent, kuo mes daugiau paruošim, kuo geriau padarysim tos namų darbus, tuo mes turėsim mažiau žalos. Tai tikrai iš anksto. Kada yra jau per vėlu tam tikroms procedūroms ir kokios jos būtų? Jeigu jūs ateinate vasarą ir sakot, man dabar reikia staigiai visko daryti, vos ne kursą rūgštinių pilingų kažkokių, tai lazerinių, nu tai faktas, mes dar padarysim daugiau žalos nei naudos. Tai vėlgi suaktyvinsim pigmentaciją, suploninsim, sukelsim raudonį ir panašiai. Tai nu, labai reikėtų vėlgi atsižvelgti į kada mes sprendžiam tą problemą, kokią mes ją sprendžiam ir nu neperlenkti lazdos. Dabar aš tavęs... Daugiau nėra geriau. Taip, labai sutinku, bet Rasa, prašau man pasakyti, ką man daryti ir ką daryti tiem žmonėm, kurie gyvena nesibaigiančioj vasaroje. Pavyzdžiui, dabar tu sakai pasiruošimas vasarai. Tai aš laukiau tos žiemos, kada pasidaryti vėl morfijų. Aš turiu likusią procedūrą. Žiemos, kurios nėra. Tai va, aš vis laukiu, kada aš čia galėsiu, supranti, tą pilvą žinai, pasidaryti, nes labai patiko morfijus pilvui. Tada, žinai, frakcinis lazeris pilvui. Wow. Rimtai? Būtent paglebusiai odai labai geri rezultatai. O, tai reikės irgi frakcinis, tai čia CO2 ar koks čia galėtų būti? Būtent frakciniu lazeriu nušlifuoji labai gerai. Aš tai vėlgi mėgstu visas egzosomas ant viršaus dar, kad pagreitinti ir gyjimo visą procesą, uždegimą tą nuimti. Tai va, tai labai geri rezultatai. Geras, įsirašysiu listą. Na, bet grįžtant, ką daryti, kai, tarkim, amžina vasara, ne? Aš pati buvau tokioje situacijoje, kai pasidariau dar Clear Brilliant lazerį. Ir taip gausi neplanuotai, po savaitės laiko, po lazerio procedūros man reikėjo išskristi Dubajų. Nu tai ką, SPF 100, skribelė, kai sakau, uždengianti pusę žmogaus ir pavėsi. Bitininko skribelė, SPF 100 ir pavėsis. Jokio papildomo pigmento ant odos nebuvo. Reikia suprasti vieną dalyką, kad tas procedūras darosi, tikrai nėra taip, kad taip yra sezoniškumas jo, bet tikrai yra pacientai, kurie ir vasarą pasidaro viską, bet tiesiog ta priežiūra truputėlį yra jau atsakingesnė ir didesnė. Tai jeigu jūs žaidžiat pickleball, jeigu jūs žaidžiat tenisą, jeigu jūs esat labai daug saulėje, tai tikriausiai galbūt tada nereikėtų daryti nei tų šalinimų kažkokių, nei ten tų frakcinių. Jeigu tu žinai, kad... Galima, kodėlgi ne? Galima. Pasidarot ir einate žaisti viską tą į uždarus kortus. Nu taip, Nelaukia, bet jeigu neįsit žaisti uždarus kortus, tai tada reikia... Aš laiką sakau taip pacientam, jeigu jūs pasidarysite tokią procedūrą ir važiuosite į pajūrį, tai nesidarykit. Bet jeigu jūs pasidarysit šitą procedūrą, eisite kiekvieną rytą į ofisą, sėdėsite iki vakaro ir jūs tenai nematot nei dienos šviesos, nei nieko, nu tai nieko blogo nepadarys. Kokios injekcijos tinka prieš vasarą? Tai būtent odos paruošimas. Tai su hialuronu labai gerai tikrai padrėkinti, paruošti tą odą, tai sakyčiau, amino rūgštis, ta pati gintaro rūgštis, nes irgi turi hialurono. Tai daugiau toks, padrėkinimas, paruošimas. Ar tiesa, kad gintaro rūgštis puikiai padeda nuo pigmentacijos? Viena iš procedūrų, kuri taip turi įtakos pigmentai.
Ir jeigu ten, tarkim, žmogus turi pigmentą, tai būtų gintaro rūgštis ir kokia dar galbūt kombinacinė procedūra, ką tu, be lazerių, kalbant apie injekcijas, ką dar būtų galima leisti? Būtent prie pigmento, tos pačios egzosomos labai gerai veikia. Supratau, tai gintaro rūgštis ir egzosomos. Kiek moterų ateina paskutinę minutę prieš atostogas? Daug turi tokių? Nu, ateina. Ateina, ar ne? Ateina. Nors iš tikrųjų pas mane tie pacientai, kurie jau daug metų lankosi, tai kažkaip tai jau visi žino tą visą, kad atostogos, tai mėnesį prieš atostogas mes pasidrekinam veidą, grįžtam po atostogų, tada vėl pasidarom kažkokią didrekinančią procedūrą, kad po to žalos odai truputėlį ją pagaivinti, tai yra tos disciplinos pas mus. Šiaip gal tavo požiūrį, ar labiau, žinai, jeigu tu ir neturi nuomonės, gal ir, nes... Žinai, jeigu dabar yra tas pereinamasis laikotarpis, tai tu gali ir pasakyti, kad dar per mažai informacijos yra, kad iš tikrųjų pasakyčiau tau daryk, nedaryk ir taip toliau. Gali sakyti, kad labai gilinėsi, daug mokaisi apie tai, kad tu dar, žinai... Dabar. Jo, tai va, tai, žinai, ir galbūt pasidalinti, kokie tavo pamastymai yra šiuo metu. Nes, pavyzdžiui, aš pasidalinsiu ir savo poziciją, kokia mano... Nes aš jau beveik buvau jau ten, norėjau užsisakyti. Žinai, jo, okei. Mes tikrai negalime šito epizodo praleisti neaptarusios vienos karščiausių temų, kas yra šiuo metu... Mes tikrai negalime šito epizodo, ką aš norėjau pasakyti, negalime... Tai kadangi mes kalbam apie trendus ir kas yra populiaru, mes tikrai negalime aplenkti peptidų. Peptidai dabar yra tikrai tokia karšta tema ir tokia kontroversiška tema. Daug už prieš, aš irgi labai daug žiūriu ir iš tikrųjų prisipažinsiu, žinok, aš kažkaip visai kitaip įsivaizdavau, kaip tie peptidai veikia ir turėjau keletą draugų, kur mes tiesiog vakarienėse kalbėjom apie tai, kaip jie ten naudoja, leidžiasi, kaip ten patinka, kiek energijos, kokie ten jie glowing ir taip toliau ir panašiai. Ir žinok, aš net turiu nusiskrinšotinusi ten tą sąrašiuką, ką man reikėtų įsigyti. Bet aš tokia esu. Aš į madų ir čia, žinok, visame kame, ar tai bus drabužiai, ar tai bus kažkokia kelionė, ar tai bus kažkoks daiktas, ar injekcija, ar, žinai, lazeris, aš į madų trendą dažniausiai šoku po kokių metų, žinai, man taip tos naujovės, jos iškart neprilimpa. Ir aš taip, žinai, vis girdžiu peptidai ir... Vat dabar tik tai po kiek laiko jau pradėjau girdėti tą, žinai, ir negatyvę pusę. Tai noriu tavęs paklausti, kokia tavo nuomonė iš tikrųjų apie peptidus, kiek tai yra galbūt reali nauda, kiek marketingas ir apskritai ką tu apie tai galvoji? Peptidai. Už, prieš, gerai, blogai, gėris mums čia ar blogis, žala ar nauda, labai daug iš tikrųjų yra klausimų ir vis dar nėra labai daug atsakymų. Jie vis dar yra, kaip aš sakau, tyrimuose, klinikiniai tyrimai yra labai intensyviai daromi. Aš pati bendradarbiauju su kai kuriais profesoriais, kurie būtent su peptidais jau labai daug metų dirba ir mes apie tos peptidus turbūt pirmą kartą tokį jau rimtą pokalbį turėjom pagal kažkokius 4 metus. Ir aš pati lygiai taip pat kaip ir to. Aš nešoku labai taip, kaip sakau, nuogai dilgėlės. Visą laiką labai stebiu, analizuoju. Ir dauguma, ką mes dabar matome, ypatingai Instagrame, TikTok ir taip toliau, aš savo asmeniškai jų nesileidžiu. Čia vėlgi mes kalbame apie injekuojamus, ar ne? Peptidus, ne apie kremus, ne apie... Aš peptidą tepu. Tai va, tai nes čia vėlgi didelis skirtumas, ar ne? Tai tie injekuojami peptidai, aš kaip ir sakau, aš pati jos labai stebiu, labai daug gilinuosi iš tą dalyką. Yra keletas tų tokių peptidų, kurie jau tikrai, kaip aš sakau, pripažinti saugus vartojimui, bet didžioji dalis dėja žmonės yra tapę eksperimentiniais tokiais kaip triušiais pavadinkim. Ir jie patys žinodami, kad tai vis dar yra klinikiniai tyrimai, kad mes nežinom, kas bus po to. Taip, mes dabar gaunam tą glow odą, mes nusidžiovinam tą visą riebaliuką, visas mūsų raumenynas išryškėja, visi dabar gražus, faini. Buvo pradžioje Ozempikas, kai mes visi labai kūdinomės ir norėjom būti labai kūdi, o dabar visi nori tos raumenų masės, bet ne kad būtų išryškinta. Tai vėlgi visur tie patys peptidai, bet kas toliau?
Nu, čia toks, kai sakau, labai diskusijų klausimas ir iš tikrųjų labai plati tema yra. Taip. Apie tai kalbėti, bet aš asmeniškai pati susilaikau ir aš pati šiai dienai tikrai jokių injekcijų peptidų savo nedarau ir neplanuoju darytis. Man tai iš tikrųjų sukrėtė, žinai, keletas tokių pasisakymų viešoje erdvėje būtent šitų klausimų ir tai privertė susimastyti, nes kažkaip buvau gan pozityvesnės, tarkim, sakyčiau, pozityvesnės nuomonės apie tai, nes, žinai, daug dalykų yra galbūt ne FDA approved, kurie ten, tarkim, gal reikėtų pasakyti, daug dalykų yra FDA approved, kas nėra naudinga galbūt žmogui. Tai tas, žinai, kaip pasako, peptidai dar nėra patvirtinti tos sveikatos ministerijos FDA, čia pas mus vadinama, ar ne? Bet žinai, juos leidžiasi ir apie juos kalba garsiai tiek chirurgai, tiek ten visokios Instagramo ekspertės, visokios ten pardavėjos ir taip toliau, jos ten leidžiasi, save rodo, kokios jos gražios veikos ir save, žinai, leidžiasi. Tai, žinai, yra man visą laiką ta tokia dvipusės. Nu gerai, jau kai, žinai, atliks tos visus klinikinius tyrimus, kai jau ten sveikatos ministerija, žinai, patvirtinės, tai vis tiek nereiškia, kad kažkas neturės... Kad tai bus žalia šviesa visiškai. Jo, kad ten tai nesukels 100% vėžio arba taip toliau, nes kaip aš tą pasakysiu, kaip aš suprantu ir tu pasakyk, ar aš teisingai suprantu. Tai yra stimuliacija. Jo, tai čia yra kaip žinutė. Stimuliuos. Tai va, tai čia yra peptidas, yra žinutė perduodantis kažkoks preparatas, kuris pažadina tas ląsteles. Aktyvina, taip. Tai va, tai jeigu yra tų vėžinių ląstelių tavo organizme daug, arba, pavyzdžiui, jos yra jų yra pas visus, tik aš sakau, jos miega arba nemiega. Ir jeigu mes jas purtom ir judinam, o mes nežinom, kaip peptidas sureaguos. Tai va, tai kuris... Tada vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, tarkim, aišku, dabar mes turim labai daug visokių ir genetinių tyrimų, kur galime pasidaryti tikimybę dėl tų onkologinių ligų, ar yra ten rizika ar nėra ir panašiai, bet tarkim, jeigu yra šeimoje, ten mama, tėtės, ar artimoji labai šeimoje, ar ne, tų sergamumų, tai aš nežinau, nu, peptidas toks. Vėlgi, sakau, labai pati daug domiuosi, yra jau tų tokių pasisakymų, kad galima ir prie onkologinių ligų tam tikrus peptidus, bet tikrai ne tą, kad čia dabar viskas yra išpūstas instagraminis, tiktokinis burbulas, marketinginis visas glow, nu ir visi tą glow. Tai glow galim ir su tuo, tai kas yra jau, man labai žinai, gerai yra glow šitie preparatai. Tai... kas yra saugu ir tikrai aišku, kad, žinai, mes nežaidžiam su ugnim. Tu labai teisingai pasakai, kad yra tikrai variantų, kada, žinai, yra tie peptidai naudingi, kada juos leidžia medikai, bet čia, žinai, kaip dabar sakau, su ChatGPT visi daktarai, visi psichologai. Tai kas liečia leidžiamus peptidus, tai reikia įsvertinti vieną dalyką. Tai turi būti skiriama gydytojo. Gink Dieve, ne internete kažkur, ne kažką, nes, nu, tai yra, kai sakau, tas ginklas, su kuriuo gali padaryti labai daug žalos. Aš labai su tavim sutinku, tai taip, kad būkite atsargus ir nepasiduokit tom visom instagraminiam pardavėjom, kurios leidžiasi save ir neaišku, ką jos ten leidžiasi. Taip, nueikit pas gydytoją, pasikonsultuokit, pasižiūrėkit, ar jums galima, tam tikrus galbūt tyrimus pasidaryti reikėtų pradžiai, jeigu jau ten jau labai dega tos peptidus injekuotis. Tai, nes, nu, tikrai yra tie, kurie, kaip aš sakau, dabar jau rinkoje yra oficialiai prieinami, ar ne? Taip. Tai, bet, nu, aš asmeniškai be gydytojo konsultacijos, be gydytojo paskirimo, sudėliojimo, dozių, kaip kas kur ką, nu, nedrįsčiau sau leistis. Ačiū tau, Rasa, labai už tavo nuomonę, nes aš manau, kad šita tema tikrai yra labai aktuali daugam ir vis garsiau kalbama, tai žodžiu, būkite atsargus. Tai pabaigai noriu tavęs paklausti vieno esminio klausimo. Tai ką tu manai dažniausiai, kokios yra pagrindinės klaidos susijusios su injekcijom ir ką šiandien daro moteris? Per daug. Jeigu taip trumpai pasakius, tai yra per daug. Tiesiog viskas, kas yra gerai mūsų odai, bet jeigu mes darysim to per daug, mums niekada neduos gero rezultato. Čia kaip ir su vitaminais. Vitaminai yra gerai, kai mums jų trūksta gerti, bet jeigu mes juos gersim tik kad gerti ir jų per daug bus, mes irgi turėsim problemų. Nes ilgainiui kas pasidaro? Tada mes turim tas, žinai, visas puffy face problemas. Ir puffy face, ir sujautrėjusios odos problemas galim turėti. Ir tas toksai, ir
pastorėjusios odos, labai daug dalykų gali būti. Žiūrint vėlgi kokias procedūras. Tas pats lazeris, jeigu mes jo per daug darysim, mes per daug išploninsim odą. Tada vėlgi ir pigmentacija suaktyvės, ir sakau, ir tie visi raudoniai, viskas. Nu, toksai, sakau, viskas turi būti profesionalo sudarytas planas ir jūs jo laikotės. Tam ir yra, kad žmonės studijuoja mediciną, kvalifikuojasi, kelia kvalifikaciją kongresuose tam, kad atneštų jums maksimaliai tobulą gerą planą, būtent jums skirtą jūsų odai ir jūsų tai kokybei pagerinti odos. Ir klausykite specialistų, bet ne ChatGPT, okei? Taip. Tai ačiū tau labai už pokalbį, labai fainas, lengvas pokalbis, labai naudingas ir pati kiekvieną kartą su tavim kalbėdama vis kažką naujo sužinau. Ir kadangi mes jau turim tokią tradiciją, kad pabaigai aš turiu keletą klausimų, tai turiu tau 3 signature klausimų. Šį kartą nekankinsiu tavęs su Q&A, bet turiu tiesiog pabaigai keletą klausimų. Tai kas yra graži oda šiandien tavo akimis? Mano nuomonė, graži oda yra ta, kur yra prižiūrėta, kur yra spindinti, kurioje nesimato pakeistų bruožų ir yra tiesiog natūralus minimalizmas. Ką moteris daro per daug? Tai būtent per daug ir daro, jos per daug prisidaro procedūrų. Ir, tarkim, jeigu galbūt finansai neleidžia nueiti ar ne, profesionaliai pasidaryti, tai va tada ir atsiranda tie dalykai. Prisiperkam pačios mezopenų, kažkokių neaiškių kokteilių, prisisakom neaišku iš kur ir kaip, ir iš kokio ten po stalo, ir va tada mes turim labai liūdnas pasiekmes. Tai žodžiu, per daug yra labai blogai. Koks vienas patarimas prieš vasarą būtų svarbiausias? Aš manau, kad SPF naudojimas, intensyvus odos drėkinimas, tai va šitie dalykai turbūt yra pagrindiniai. Saugoti tą odą, ją tausoti, nedaryti jai papildomos žalos, ką mes ir taip gaunam ar ne iš aplinkos, ir nepersistengti su tom procedūrom vis tik tai. Tai ačiū Rasyte tau už pokalbį, ačiū už tavo žinias ir tokį nuoširdų pasidalinimą, už tai, kad tu vėl tiesiai iš to lėktuvo pas mane čia. Ir aš manau, kad čia mes tokia jau viskas turim tradiciją. Taip. Ir noriu visiems ir visom padėkoti, kurios žiūrėjote šitą epizodą. Ir jeigu planuojate vasarą keliauti, tai pasidalinkite šitą laidą su savo drauge. Joms tikrai manau, kad pravers mūsų pokalbis ir visos šitos žinios. Ir aišku, nepamirškite palikti komentarą, ką naujo ir gero sužinojote šitame epizode ir galbūt palikite klausimus ir idėjas mums su Rasa kitam epizodui. Tai ačiū labai visiems, kas žiūrėjote, nepamirškite subscribinti ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai.